Šita minkšta ir sultinga kiauliena, pagaminta pagal kiniečių receptą, yra vienas mėgstamiausių mano patiekalų. Imam gerą gabalą kiaulienos šoninės ir paverdam ją 15 minučių verdančiam vandenyje. Išvirusią kiaulieną nuplauname, kiaulieną supjaustome kubeliais ir kubelius apskrūdinam įkaitintoj keptuvėje. Imam imbierą, česnaką ir lauro lapą. Viską dedam į apskrūdintą mėsytę. Įpilam truputėlį cukraus, sojų padažo, ryžių acto, juodųjų pipirų. Vandenį užpilam gana gausiai, kad paskestų mėsa. Ir paliekam mėsą troškintis keptuvėje su uždengtu dangčiu apie valandą. Po valandėlės nukėliau dangtį. Štai vat matot, kokia graži kiauliena gavosi, sultinga, apskrūdusi. Ai, kokia gera. Dabar pabaigai dadedu svogūno lapus supjaustytus ir čili pipiriuko biškį. Viską gerai išmaišau ir mūsų patiekalas paruoštas. Va štai kokia minkšta ir sultinga mėsytė mums gavosi. Ai. Pasidarykite ir jūs.